šiandien tada padarysim tokį, kadangi to laiko daug nėra čia, padarysim tokį trumpą darbelį. Sukursim fantastinį siužetą iš parankinių priemonių, tai yra su tom, ką galima rasti internete ir nesunkiai panaudoti. Siužetas būtų toks, čia yra kadruotė, ar ne? Čia Šiaurės Lietuvos kolegijos pastatas, susitinka du bičiuliai, tai va, jumis ir to panaudosim, susitiksit. Reiškia, jie čia apie kažką kalbasi, atskrenda kosminis laivas, pagauna juos, įsiurbia, žodžiu, ir jie kosminiam laive atsirado. Tokį siužetą darysime, ne? Tai va, tai būtų jūsų daugiau, sakytumėm, reikia 2 savanorių, bet kadangi jūsų tik tai 2 esat, tai tada būsit savanoriai. Tai gal tada ir pradedam, naudosim mes efektui sukurti tokią žalio fono technologiją. Žinot, kas tai yra? Ir chromakėjus, tai va, nenaudojamas toks stebuklas kine, televizijoje. Su kokia programa Premjero ar Vegas sudarysit? Kaip? Su kokia programa? Su Premjero. Nu, Sony Vegas populiarus yra, bet šiaip... Jis lengvesnis, su to prasmės paprastesnis. Jo, bet, nu, aš nežinau, jo kažkaip taip nepraktikuoja profesionaliuose studijose. Tai Šiaurės Lietuvos kolegija yra nusipirkus licenciją Premjero, nu vis tiek. Premjeras labiau paplitęs yra tarp kažkokių tai studijų, televizijų, nei Sony Vegas. Sony Vegasą visi namuose naudoja studentai ir jaunimas. Tai, va, tai gal toks būtų atsakymai. Nu, o šiaip tą dalyką galima su bet kuo daryti. Sony Vegasu, su After Effects'ais, su Ediusu, su Final Cut ir taip toliau. Šiuo atveju tai su Premjeru. Tai va, tai gal tada nusifilmuokim sceną iš pradžių studijoje, ar ne? Mums reikia nufilmuoti, kaip jūs įtraukia ateivių laivas. Turim nusifilmuoti jūs prie žalio fono. Tai gal einam tada? Kas praeitą kartą ant Mes čia galim laiks pasitikėjom? Jo, galit. Užsirašyti. Jo, daugiau nebus. Nu, aš nežinau, žiūrėsim, ar ne? Gerai, tegul būna tada ant stalo, aš pasiimsiu paskui. Jūs dirbkim. Atsiprašau, pasaulio? Jo. Tai praeitą kartą viską patarti, ne? Aha. Matot, yra tokia studija Šiaurės Lietuvos kolegijoje. Matot, su jaunais žmonėm taip sunku kažką kalbėti, kad nenusikalbėti, nes paprastai ateina jau moksleiviai, kurie dar ir daugiau žino už dėstytojų. Jūs kur mokotės ar studijuojat? Mes mokomės dalykai. Nu va, tai jau būna, mes žiūrim, Daina LT, toks būna konkursas, ten būna švertinimo komisijų, padaro moksleiviai dar geriau negu suaugę dėdės. Tai prašom, čia. Režisuosim dabar, ne? Nu, jūs va, susistatykit, kad jie gerai ten stovėtų. Šviesa gal čia, kažkaip šviesa blogai, ne? Anksčiau jau čia reikėjo pagelinėjo. Tai, kad gal šaudas fonas šviesa. Nu, kaip, sakykit, kad būtų tolygiau apšviesta, kas pareguliuos, prašau. Šalto. Sureguliuosi? Ką mes čia maždaug turėsim daryti? Tuoj pasakysim, paaiškinsim. Jo, labai judinsis ir uždengs.
Šauk nereikės, ar ne? Nu, galima šaukt, galima nešaukt. Nekip nesigirdi. Ai, labai gerai. Toliu į... Kur? Į viršų, tokius man labiau. Užteks, tai ir kojas turiu matytis. Žalias fonas visi žinot, chroma key naudojamas visokiem dalykam televizijoje, ar ne, ten orų pranešėjai skaito žinias. Mes suprantam, mes užsiminėjom maždaug tokiais dalykais. Nu, O čia profesionalus ar čia paprastas popierius tiesiog? Ką reiškia profesionalus? Nu, va, jisai yra parduodamas fotoprekių parduotuvėse tas daiktas. Tai kažkuria prasme yra profesionalus, bet jeigu mes kalbam apie studijose, ten kokioj tai LNK ar dar kažkas naudojama, tai gali būti dažai profesionalus, gali būti medžiaga, gali būti, aš nežinau, popierius ar būna, dažniau medžiaga ir dažai būna, ne? Bet tai jie ten kosminę kainą galima pirkti, Šiauliuose yra studija, ne studija, įrangos, reiškia, prekybininkas, kuris renginėja televizijos studijas, nu tokias jau rimtas, ta prasme, kaip LNK, kaip Lietuvos televizija, TVC yra tokia firma Šiauliuose, tai ten galit labai brangiai nusipirkti tų dažų. Bet jie jau ten bus labai geri, jau ten gerai atspindės, labai gerai sugers viską, ką ten reikia, bet bus labai brangu. Galit paprastų dažų nusipirkti pagal, reiškia, paletį išsirinkę, kurie labiausiai atitinka tą standartą ir naudoti paprastus dažus. Bet jie jau ten kažką daugiau blizgės, mažiau ten kažko sugers ir sunkiau įsikirps. Nu, va, toks dalykas yra. Tai čia tas variantas, kur mes turim, yra, nu, toks pigus, bet profesionalus, gal taip įvardinti. Gali būti nepigus profesionalus. Varlė LT galite įsigyti tokį popierių, jis pakankamai nebrangus, man atrodo, 50 eurų rulonas, yra 11 metrų. Pasinaudojat, nuplėšėt, jeigu ten sumindot kažką, va čia jau studentai numindė, iš 11 metrų duliko, ne? Tai papasakokit dabar, ką jums daryti reiks? Taip, tai jau gerai jie čia stovi, ne? Tai ten scena buvo tokia, kad ateiviai jūs pagrobė, tai, nu, vat, jūs čia stovi šnekatės, ne, ir pamatot viršui, kad kažkas, tai kažkokia skraidanti lėkštė atsirado ir ten jumis įtraukė. Taip, padarom. Jau čia galim filmuoti. Jo. Nu, kalbėkitės tarpusavį. Jeigu mes kalbėsime lietuviškai, nieko daugiau. Jo. Nu, tada mažai rusų kalbų. Čia. Ir dabar į viršų pasižiūrit ir nustembat. Ir galit su rankom pamojuoti šiek tiek. O my god. Ar... Ne, reikia iš naujo jau čia, ne? Tai gerai, bus čia mato toks nesudėtinga, mes dėlių savo ambicijų nekeliam, man atrodo, 45 minutės mes turim viskam, tai mes padarysim labai paprastai viską. Nusifilmavo? Jo, bet dabar pažiūrėsiu biškį, ar susifokusavo. Va, susifokusavo, jo. Palaukit, mes buvom... Išjung fokusą tą, čia matom. Nu, susifokusavo bus. Tai kad, man atrodo, tas nefokusuoja automatiškai video. Nu, gali sufokusuoti su šituo, vis tiek. Bet jis netraikė. Prieš filmuodamas susifokusuoja, tada nuspaudė. Na, bet čia, man atrodo, labai jau naujesnį fotoaparatą jau ir filmuojant galima fokusuoti jau. Gerai. Tai tada dabar dar tokia scena, jūs jau esat kosminiam laive ir žvalgotės, nustebę, galit net taip paimti. Ai. Svarbu, žiūrėk. O jeigu aš nufotografuosiu? Galima. Kūrybiškai pažiūrėsim į šitą reikalą. Pirmiausiai, tai jūs nustebę žvalgotės. Jo. Gerai. Gerai, ar ne? Jo. Nusifilmavo. Jo. Nu gerai, tada stabdom, čia jau padarytas. Dabar eisim lauką, ne? Jo, dabar einam tada į lauką. Kaip jie stovėjo, iš kurios pusės? Vienas iš kurios pusės, kitas iš pusės. Va, į Tomas jau ateina. Pasiruošim, mes vieną sceną nusifilmuosim. Akių? Ne, nusifilmuo.
Gal žiek statom, va čia va kažkokią, kad biškį ir laiptų būtų, ir lango, kad biškį ponas važiuoja. Есть же разные. Ir jos tokių, kaip mes tam. Есть же, которые побольше, конечно, те, которые более версионные, побольше. Они короче снимают, значит, Va. наш Сарканов, по-моему, или я не помню. Чувак, по-моему, это был что-то потерял. Jie taip stovėjo. Типа это вот... Nu gerai, tada staigiai biškį stovėjo. Nu jau man mūsų, bet nepagalvoju. Apie kažką jūs čia susitikę kalbatės, ne? Jūs idėja tokia bus, kad jūs ateinat vienas iš vieno galo, kitas iš kito, susitikę ten labas, einam tokią paskaitą. Tai mums tada susitikti. Jo, gal biškį padarykim praėjimą, nedidelį. Va, stop. Jūs kažkokias tą vietą susitinkat. Ne, biškį daugiau. O čia va. O čia. Abu čia. Žodžiu, su laipsniu daryti. Va. Susitinkat, pasišnekat apie kažką. Nu, galite. Pasisveikinti galite, ranką paspausti. Labas. Gerai, ne? Ну, это интересно, вот почему-то было. Рек, интересно. Ну, gerai, stabdom. Tai reiktų atkreipti dėmesį, kad fotoaparatą ir projektą susikuriant reikia PAL mums sistemą rinktis. Mes matom, raudonai pažymėta TST regionas yra, mes priklausom PAL regionui. Nu, čia sekam dar išskirta Rusija, tai jau faktiškai tuose Balkanų šalyse Rusijoje irgi jau PAL sistema yra. Tai kreipkim dėmesį, jeigu kažką tai kuriam projektą ar fotoaparatų nustatymai PAL turi būti sistemoje. Jeigu skaičiais kuom skiriasi, tai va dabar mes turėjom projektą, ar ne, va tas ant TSK ten buvo, tai kadro dydis 720 ant 480, ne, projekto buvo. Tai PAL sistemoje yra ir 29, nu, su kableliu, tai grubiai 30 kadrų per sekundę. Tai mūsų PAL sistemoje reikia nustatymuose daryti, kad būtų 25 kadrai per sekundę ir raiška 720 ant 576 yra. Tai jau tą mes atkreipiam dėmesį. Nu ir va, dabar dėl projekto, kokį mums reikia susikurti, ne, premjerė. Jeigu mes norim išlaikyti tą kokybę, kokia buvo nufilmuota, tai pasižiūrim, koks failas yra. Ar tai Full HD, tai yra 1980 ant kiek ten... Ant 1920 ant 1920. Jo, tai jie Full HD arba pusė to daikto, tai 1280 ant 720. Tai arba taip mes nufilmavom, tai galim projektą kurti pagal tai. Tai yra projektas, kai mes new project, ar ne, arba nu, automatiškai ir sekvencas toks pat gausit. Bet tai galima tiesiog drag and drop ir jis pats nusistato? Nu, aš nežinau, bet tai pasiėmė, atsidarai, kokį turi failą, pagal tai nusistatai, va, yra viskas. Dabartinį naujesnę programinę įrangą jau pati leidžia savaime. O jeigu vieni failai vieno dydžio, kito dydžio? Jis palei pirmą nusistato. Tada gali atskirai statytis tuos. Tai va, tai žodžiu, šiuo atveju, jeigu mes ten darėm, sakykim, Full HD buvo, tai reikia susirasti, kur yra Full HD, aš nežinau, ar tai statymuose kažkur turėtų būti. 1080 pi. Ne, čia mažesnė raiška yra.
Nu, žodžiu, paieškoję rastumėm, tikrai turėtų būti toj versijoje, bent jau aš kiek atsimenu. Kažkurioje tai vietoje yra. Nu ir kadrų skaičių palikim, sakykime, rinkimės arba 24 kadrai arba 25 per sekundę. 24 čia kino tas, gal labiau imitacija. Nu ir va, o jeigu mes neturim kažkokių tai pretenzijų į tą Full HD arba HD, tai renkamės DV-PAL. Tai yra widescreenas, DVD kokybė 720 ant 576. Nu tai bent jau toks būtų pagrindinis dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Susikuriant projektą, o tada kai projektas sukurtas, palei projektą ir eksportuojam irgi tokio pat dydžio kaip ir. Kai reiks eksportuoti mums failą kažkokią, ne? Ir vėlgi, nu kaip, čia reikia atkreipti dėmesį, kad tas vat 200 ten, tas kur eksportuoja, nu dabar eksportuoja, ne? Galim MP2, galim MP4, tai QuickTime, tai čia yra konteineris daiktas, ne? Tai vis tiek mes renkamės kodeką 200, tas populiariausias dabar 264. Tai turbūt, kad geriausia dabar būtų šiais laikais rinktis tą, nu dar MP2 dar pakankamai populiarus buvo. Čia mums duoda automatiškai dabar pas mane nustatymuose MP4, nu tai tegul būna tas MP4. Tai va, tai toks gal būtų pagrindinis dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Dar tos dvi varnikės, dar pačios, kad geriausiai kvalauti. Nu, galima ir taip. Bet iš principo, jeigu mes pasirenkam tą patį, ką mes turėjom pradiniam failą, tai yra, jeigu mes projektą susikuriam pradinį failą ir jeigu viską normaliai susireguliuojam, nu, tai faktiškai tą patį eksportuojant viską pasirenkam ir gaunam tą pačią kokybę. Čia tas... Bendras. Bendras. Ne tą pat pavadės. Ne tą? Šitą nėra. Šalia kur bendras buvo, ne? Čia tik tai, ką mes dar galėtumėm taip jau padaryti, nu, kur nedaug reikėjo, kad būtų geriau būtų buvę, tai čia kaip ir pusė bėdos, ne? Va čia vat mes su tuo formatu kažkas gavosi, ne? Praeitą kartą kažkaip geriau buvo, o šį kartą kažkaip tai kažkurioje vietoje kažkas nusimušė. Ir vat ką dar galima padaryti, čia ant to kadro nelabai matosi tas brokas, bet vat čia montažo klaida buvo, o va čia vat iš tikrųjų, nu ką dar galima buvo gražiau apkirpti tą skraidančią lėkštę, aš nežinau, iš Photoshopo ar iš YouTube'o, jūs ėmėt tą... Jo. Ne, čia kadangi per mažas formatas eksportavimo ir padidinau visą video, tai taip ir gavosi. Čia ne dėl nuotraukos partijai. Kojas pakirpti. Nu, kojas, tai čia mes taip susigalvojom, kad su plytelėm išrauna, bet
Bet ryškiausiai va čia va ta problema matosi drebėjimas, tai čia su tais interleisiais vadinamais. Tai kad to drebėjimo nebūtų, tokia maža gudrybė ant Premiero galima padaryti flicker remove, toks yra viena knopkė, kur yra field options, tai va. Drebėjimas buvo todėl, kad aš padgreitinau video. Bet šiaip neturėtų jo būti, greiting, negreitinės neturėtų to drebėjimo būti, tai va su field options šiek tiek tas dalykas gal prasispręstų va čia. Tai va, tai va taip. Aišku, problema yra, kad vienas yra 16:9, kitas 3:4, tai va toks va dalykas. Dėl įdomumo pažiūrim praeitą kartą, ar mes nepastebėjom iš to džiaugsmo, kaip... Tas pats irgi buvo. Tas pats buvo, ne? Buvo. O palauk, kur mes buvom pasidėję jį? Pas Renatą, jeigu neklystu. Na, Renata, kur dabar ne čia yra. Ar Raida kažkas? Ką neturbūt. Ne, kažkur kitur dienos. Nu, nesvarbu. Buvo, tai buvo. Tai va, tai matot, aišku, pasėdėti reikėtų, dar pasikrapštyti, kad viskas būtų gražiai atrodytų. Kai kurias klaidas galima ištaisyti. Šiaip iš principo tie visi dalykai su dydžiais ištaisomi yra. Tai reikėtų iš naujo susikurti projektą, suskelti viską iš naujo, susidėlioti ten ir faktiškai geresnė būtų kokybė. O jau jeigu norint padaryti kažką, tai kad būtų jau labai gerai viskas, tai aišku galima pačiam ir konstruoti kompiuteriu su 3D. Lėkštę galima daryti ir dar ką nors galima daryti. Pas mane šiaip buvo, atsiprašau. Ai, pas tavę? Nu, žodžiu, tobulybė ribų nėra, galima... Bendras. Nu, žiūrim, kaip čia buvo. Žiūrėk, irgi 3:4, ne? Nu, va tie čia dreba irgi su flicker remove galima būtų daryti, kad jie mažiau kaip galvotus. Ir tą lėkštę irgi. Žodžiu, tai vat.